Giedriaus Žibėno era Vilniaus Ryte baigėsi. Klubas nutraukė dar metus galioti turėjusią sutartį su vienu sėkmingiausiu visų laikų savo treneriu. Ryto vadovybė po sprendimo bando atsitverti tylos sieną, tačiau gauna ir kritikos, kad atsisveikinimas su tokiu svarbiu klubo žmogumi yra pernelyg šaltas. Nuo istorinės akimirkos, kai Vilniaus Rytas laimėjo FIBA čempionų lygos titulą, praėjo vos kiek daugiau nei 2 savaitės. Treneris Giedrius Žibėnas tąkart iš laimės rėkė į kameras, Vilniuje buvo sutiktas kaip herojus. Apimtas euforijos pamėtėjo garsių frazių. Bet dėl to abejojančių mes esam Rytas ir mum yra Audringai su didžiulė Ryto fanų minia sostinėje neseniai ir atšventė titulą. ir vien tik Rytas! Rytas Lietuva! Neįtikėtina, bet po vos 14 dienų nuo šios fiestos Rytas priėmė sprendimą Žibėną atleisti iš pareigų. Suprantami sezono pabaigos kontekstas ir galių reakcija ir atsakomybė, kuri tenka klubui. Sezono finišas neatitiko nei mūsų pačių keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagristai turėjo mūsų bendruomenė. TV3 žinios susisiekė su sporto direktoriumi Artūru Jomontu, bet kaip ir komunikuojant apie trenerio atleidimą, taip ir bendraujant su žiniasklaida. Išsamiau apie priežastis pasakoti vadovas nelinkęs. Viso klubo valdybos bendras sprendimas. Treneris reagavo ramiai, pasakė, kad viskas supranta. Krepšinio komentatorius Rytis Vyšniauskas įsitikinęs, ne vieną titulą miestui padovanojęs treneris išsiskyrimo metu yra vertas didesnės klubo pagarbos. Manau, kad tiesiog pati komunikacija klubo buvo šaltoka ir nesakau, kad čia turėjo kaip Pepą Guardiolą išlydėti Manchesteris, bet norėjosi kažkokio, nežinau, paskutinio trenerio žodžio, trumpo bent jau klipo, kaip treneris atsisveikina su fanais. Kažko tokio gavom, tiesiog sakau, kaip pranešimas spaudai. Labas vakaras, atsisveikinom su Giedrium Žibėnu. Geresnio klubo! Vilniaus Rytą! Aš nemačiau! Žibėnas buvo vienas sėkmingiausių Ryto trenerių istorijoje. Sostinės klubą jis treniravo 5 metus. Tai ilgiausiai komandą treniravęs specialistas Ryto istorijoje. Būtent Žibėno treniruotas Rytas nutraukė ne 12 metų užsitęsusį Lietuvos lygos titulų badą. Vėliau LKL trofėjų Rytas laimėjo dar kartą, o šįmet po 17 metų pertraukos laimėjo ir europinį titulą. Rytas iki Žibėno buvo jau patekęs į tokią beprasmybę, kad nei mes su Žalgiriu konkuruojam, nei mes Europoje kažką galim, blaškomės, keičiasi žmonės prie klubo, tai vienas kažkoks akcininkas, savininkas, tai kitas ir kažkaip jau netgi buvo vienu metu atrodė, kad Vilniečiai pavargo eiti į areną. Tai su Giedrium Žibėnu grįžo ir meilė klubui, ir tikėjimas komanda. Visgi trofėjų spindesį šį sezoną aptemdė fiasko LKL pirmenybėse. Komanda pradėjo persekioti traumos ir klubas pirmą kartą istorijoje nepateko net į pusfinalį. Pragmatiškai žiūrint, aš galvoju, kad tai yra normalus sprendimas. Iš emocinės pusės jis šiek tiek liūdnas, ypač Vilniečiui, ypač fanui. Rytas dabar pradeda naujo vairininko paieškas. TV3 žiniomis klubas norėtų susigrąžinti buvusį komandos trenerį Dainių Adomaitį, kuris baigė darbus Tokijo klube Japonijoje.